Buvau sustojęs viešbutį nakčiai. Ką dabar judėsiu link Prancūzijos, jaučiu. Palei vandenį. Į kalnus. Karsi į Prancūziją. Per Prancūziją turbūt į Šveicariją gal. Žodžiu, per visas Alpes bandyti vėl važiuoti. Eina šit, kaip čia toli tas parkingas jau. Na, šiek tiek daiktų. Nepatinka man tiek taksyti su savim. Karšta. Kuldainį iš karto šiluma. Visas šitas raišiojimas. Niekad neišsprendžiau, kaip pagreitinti šitą reikalą. Aš aišku šudinoka. Mačiau, ten būna kitos, kur su tokiais vastrepais. Nes būna prikala čia kažkur tai. Ir tu tada savo lengvai nusijėmė. Tos trepus tik trakšt atkabinai. Ir nešiesi. Čia buvo pirkta senai. Papigiai. Ir sakant, so far funkciją atlieka, tai ir naudojasi. Aš čia nelabai didelė, bet pakankamai gerai. O šitas visas raišiojimas mane nervina. O dėžių kietų ant šono aš nafik nenoriu man. Iškart tas motos pasidaro toks baisinis. Šitą strepą jau čia paliksim čia. Taip jisai gyvena. Tas taip. Šitas taip. Dėžė zaibys. Kliktik viskas. Šitas išsiemam, šitas taip. Aha, prikurti kažkur. Vakar išėmiau. Kur aš ją įmečiau. Šito toli nenuvažiuočiau. Nieks laikiklio nenupiso. Opa. Viskas. Krovimas. Šitą galima nulupti. Nafai. O čia užkliuosim, kad man lako nepyzdintų. Popierinis lipdukas irgi nezaibys. Da, bus, man atrodo, per laiką, bet man dabar tas laikiklis va pizdečina. Jis jau pats susipiso. Va šičia va brauko ir jau čia matau, kad laką tai pratrins. Tada būtų blogai pratrintas lakas. Gerai, šitą reikia vynioti, kad netraškėtų. Va taip va viskas sukomplektuota. Čikšt, viskas. Tau išvilksiu dar. Kad ir nelyja, bet tai man patinka, aš jį uždedu. Ne taip į akis krenta. Kas čia įdomu.
galbūt įtartiniau atrodo, kad kažką slepia, ten kažkas brangaus. Tai nieko nėra. Pakrovėjai ir skudurai. Visokie. Nieko brangaus neturiu. Kažkas brangų kišenėse prie savęs visą laiką. Ok, šitas užpės jau matau. Viršų. Tai bus retlinimas. Kaip čia per duobės, kai kali, tai jau kai kaip šūdas senas daužasi viskas. Ką varom? 200 kilometrų. Nedaug. Visais tirdakliotais reikia varyti. Va jų matė. Kas čia vyksta? Miesto svarbiausia išvažiuoti. Ir tada jau bus smooth sailing. Dabar čia šlys svarbus čia. Krenta mergaitė. Mergaitė moteriškė. Žiūrėk, kaip svaimuoja. Traukia, brūkš, raina, bitė. Nu jau aš važiavau pro šitą miestą. Ir naktį, ir dieną, ir dabar ryte važiuoju. Šiaip didelis čia miestas, blema, uostamiestis toksai. Nu, manau, jau beveik išvažiavau tą miestą. Oi. Dėl visokių remontų, bet neblogai kažkaip nunavigavau. Jo, miestas baiginėjasi, labai gerai, labai. Vėliau pradėsiu judėti. Aš jau per tą miestą čia ganėtinai greitai čia judėjosi. Varai su tom pirdom tarp mašinų lendė savo ir viskas. Jie ten pralekia kelią, pradaro, ašmas pasitraukia ir tada varai savo. Ja, važiuojama miestą. Bus geriau dabar. Banguota. Ir pliažai. Važiuoju čia pro tos pliažus. Realiai tuo pačiu keliu, kaip atvažiavau. Tai dabar pliažas ne po dešinę, o po kairę. Taip viskas atrodo. Oi, kas tenai.
miestą. Aš čia buvau, ten viešbutis, kuriame buvau apsistojęs. Labai panašu. Filmuoti šitos Italijos vėl. Pusę iškarpysiu paskiau. Lemba, kodėl taip lėtai. Nieko, čia tai baigsis ir dažai. Gali, nežinau, keliasdešimt kilometrų. Ir viskas. Baigsis pliažai, vėl išvažiuosiu į kokį kalną. Neįlį. Kas čia kaip čia kaukia? Balansija. Kur važiuoja? Šičia? Gerai būtų ją sekti. Tačiau Taika būna su mocais įvaro paskui. Prancūzijoje mačiau, kažkur irgi važiavo su mergalkė mocai paskui. Ir svėlina savo. Kur čia mane veda, blemba, per tokį miestą patį, kažkur tai šūtkeliai, skersgatviai. Nesuprant. Čia. Tai greičiausiai bus, va dabar šitai šūdai šią miestą apvažiavau ir įvažiuosiu į kelią, kurį būčiau įvažiavęs, jei būčiau tiesiog tiesiai varęs pagrindinį. Pažiūrės. Nežinau, ne kur veda čia mane. Turėtų jau iš tų miestų, iš paplūdimių vest į kalnus biškį. Ką tik buvo ženklas čia, kad mašinom 80 greitis, motociklam 60. Kaip čia taip supras? Čia per nesąmonę. Dėl motociklo mažiau. Tipo, kad jos tiesiose atsiplėštų. Nesąmonė kažkokia tai. Nu, kelias nelabai įdomus. Bet ir žemėlapį matėsi, kad čia nebus kažkokios kabulkos. Eismo yra mašina, kuri įdomesni posūkiai, ten mašinos lempa. Čia visok, kaip suprantu, visokio vidutinio greičio, tų matuoklių pilna ir taip toliau. Labai prisilieksiu. Posūkių nebaisiai daug. Vaizdai šūdas. Visiškas. Bent jau fone kartais kalnai išlenda, kai iš visokių miškų išvažiuoji. O jie išlenda ir tada dingsta. Čia Barbastas tas toksai mažas. Kas gali būti toksai didelis ir gražus? Bažnyčia, kas daugiau? Įrodymas, kad geriausiai gyvena bažnyčia.
vario kažkoks. Vario, ten stengščių kažkoks. Na, va šitu keliu atvažiavau. Tais kalnai buvo nugaroj, liko. Atsimenu tą degalinę, mano pastojau degalų įsidėjau. Tai degalinė atsimenu stovėjo, biškį, pirikūras buvo. Čia kai važiavau, visiškai nebuvo į ką žiūrėti, dabar tai į kitą pusę važiuoju, taip sakau. Ai, matosi. Kitaip viskas. Ką, papietauta, valgiau sumuštinį. Čia net nežinau, kiek mokėjau, bet ten labai nebrangiai. Italija, kaimo. Ne Korsika ir ne kurortas. Gerai. 5 kilometrų finišo. Pekinas tipo po 4, dabar be 22. Kažkaip nuvažiuosiu. Neskubėdamas savo. Kairydamasis. Nes važiuoju dabar grinai į kalnus. Nes ten grinai tas BNB gaunasi, ten kažkoks slidinėjimo kurortas, kažkoks miestelis. Grinai ant Italijos sienos, bet jau Prancūzijai. Kaina gera, palyginus. Tikiuosi namo važiuojant bus geresnių kainų su BNB, ten viešbučiais, nes kol kas tai kainytės, oho, čia. Naktį vidurkis apie koks 100 eurų už naktį. Tai daugokai. Prieš 4 metus, kai važiavau, tai būdavo dar yra iš ko rinktis, ten po 30 jau čia jau ganėtinai brangu buvo. Tai būdavo ten po 25, kokius 20 randė. O dabar tai kokius 7 eurų jau net nėra ką žiūrėti. Nėra iš ko rinktis, imi ką randi. Aišku, vis tiek aš ieškau, stengiuosi neimti ten, kur būna tiesiog kambarį nuomoja. Nelabai man patinka tai. Nes ten būna, kas gyvena žmonės ir jie turi laisvą kambarį bute. Tai ten eini į virtuvę, sėdi va kokią bobą, vietų valgyti kepa, ten sėdi senis vakarieniauja, eini į tūliką, ten irgi gali būti užimta. Karočią, taip nelabai man šitas patinka, tai ieškau viską atskirai būtų kažkoks apartmentas, dar kažkas. Dar aišku reikia Wi-Fi-aus, būtinai Wi-Fi-aus, nes yra daug kur Wi-Fi-aus nėra. Priemiestis čia gaunasi palei kažkokį didesnį miestą. Palei krastą pravažiuosiu. Žodžiu. Rosis. Gerai, sekmadienis nėra didelio eismo, jokių sunkvežimių nėra. Veba. Buvo gražus vaizdas.
Įjungiau kamerą ir medžiai, viskas, baigėsi. Jep. Viskas medžias. Kaip visada. Aš nežinau, reikia patelio kamerą. Nu, planas iš viso, gal netgi kitą kamerą jau kitą kartą kokią įsitaisyti. Va. Na nieko. Tas toks kaimelis. Dar fainesnė ta dėžė. Man Vespas net turi gyvūnėlį dėžę. Opa! O čia dabar kėblo bus jam. Būtų gerai jį apsilenkti. Tai vietos daug palieka. Būtina buvo tai padaryti. Gal čia rūkytum paskui įvažiuoti. Nei vaizdo, nei normaliai važiuoti. Bus geriau ten visus sustabdo. O nes nieks nespaučia, dabar mašinos besilėje būna, spaudžia čia mane ant tiesiųjų. O posūkiu tu nueini, tenai atsiplėčia, dabar tiek. Žiūriu, labai dažnai mašinos kampus kerta ir taip normaliai. Kad žodžiu posūkyje geriau nevažiuoti vidurį juostos, tai vos neturi va taip pakraščių, nes būna kerta kampą tai baisiai. Ir jau ne pirmą kartą pastebiu, tai paskrenda ir toks lemba akli posūkiai ir what the fuck. Multistrada, nu, Italija, Ducati turi vairuoti Italijai, Austrijai KTM-ų, irgi daug, daugiausiai tai BMW. Nors šį kartą tai realiai ir žiauriai daug Afrikų matau. Kada prieš 4 metus, kai važiavau, tai Afrikų turbūt ant pirštų galiu suskaičiuoti, kiek mačiau. Vien BMW, vien GS, Austrijoje vienas kitas KTM. Šiaip vien BMW. Dabar jau įvairesnių pamatai motų. Aišku, dauguma vis tiek BMW kokį 7%. Bet Afrikų matosi, KTM-ų, multistradų. Dabar navigacijai pamačiau, kas čia per kelias. Nu, čia dabar ta gražiau. Mačiau, kad čia kelias tai bus reiškia suraižytas toksai. Taip, pavietas. Žiūrėsiu, kas čia per keliukas. Bet faktas, kad va, prelenkai kilsiu į kalną. Oi, kaip man patinka šiti va gerpinai.
labai status kilimas į kalną, dėl to tu čia į Prancūziją važiuoji. Kairė dar pusė velnio, nes čia plačiau. Dešinė, tai tu labai jau staigiai turi užsisukti. Dažniausiai atvažiuoja dar kokią mašiną iš priekio, va. Čia labai siaura. Va šitie posūkiai, ne. Nepatinka man jie visai. Gerai dar sausa, jeigu lytų, tai čia visą būtų jėgelė. Nu va. Aš jau rankos nekelsiu. Opa. Ir dabar iš lėto bus kilimas. Smagiausia, kai va tokiose vietose tie kemperiai, tie šaldytuvai važiuoja, kur siaura, čia ragas prasideda. Viską užkiša. Taip normaliai būna užkemša jie. Negu pirmo bėgio posūkį. Praleidau. Bet ką mes iš to turim? 114 šitą motorą. Praleido šitie matomai, ne, tai įsivaizduoja, kad jie greiti. Ką mes čia pradėti į kalną, pradeda užgulinėti ausis. Leidžiuosi irgi. Į Prancūziją. Keliukas. Lemba, aš beveik atvažiavau į kur man reikia. Tai teks pasėdėt, pasigrožėt vaizdais. Nematau. Varai. Temų vaizdai gerėja. Čia ganėtinai aukštai pakilau. Čia prasilenki dažnai su kokiais didesniais busikais, taip toliau. Praleisi. Ne? Prasilenki, tai toksai kaladėlių stabdžių. Tvaikas pravažiuoja. Šiandienos gražiausia dalis kol kas. Ir sustočiau kažkur tais, bet norėtųsi pavėsio. Bet pavėsio gali būt, kad nebus. Jokiam parkinge.
gal netyčia kalnas biškį dengia. Geresnis bus. Gazą atleidžiu, iškart stoja. Atėčiau. Menų barstę. Prifilmuota. Praleidau. Ženklas, kad čia vat kažkoks pasas. Realiai yra pasas. Gali būt, kad tuoj pradėsiu leisti žemyn. Nu jo, čia keliukas siauras, mašinų ganėtinai daug. Šviesoja, praslidinėja, žmonių pilna, vaizdas geras. Man čia netoli liko iki Airbnb. Biškį instrukcijos įdomios, makaluota visko ten, nežinau. Bet yra nuotraukų tenais su direkšinais. Gal nesunkiai rasti. Nu, kas kitoj pusėj? Gal koks nors grožis? Kai nepalieka vietos pravažiuoti absoliučiai. Jisai kur mato, kad kelias tuščias, jisai vidurių kelio važiuoja. Kur posūkiai, nes nemato, kas atvažiuoja. Kapitalas, blemba. Nežinau, ką jis čia galvoja, kad aš va čia prieš posūkį šausiu. Velkosi. Jo, nusimes gazą daugiau. O pagal kitus. Ai, apsigalvojo. Neįdomu, norėjo stot, bet nusprendė, kad pizdu. Randominis pasas. Visai neblogai. Čia aš šūdinai sustojau, čia dabar bus reikalų išvažiuoti. Nu jo, čia panašu labai į slidinėjimo kurortą. Nes ten va vien trasos, kaip suprantu.
Pilna trasų, keltukai čia. Ragelis jau muzika gęsta pastoviai. Tai gali būti, kad ryšiant. Jau šinimo. Čia biškai geresnis, platesnis. Čia kampam pakapota mašinų. Biškai žemė užvesta vietomis vidiniai daly. Jo, čia žmonių tai normaliai. Va ten jau šitą miestutį. Jo, šį kartą butelis toksai nestebuklas. Rasti instrukcijos, fucking hell. Moco šalia net neina prisivaryti, čia baisinė aikštelė, bet čia įvažiuoti negalima, tipo. Nežinau. Pažiūrėt, gal netyčia su raktu atsidaro, tai šlagbaumas, bet abejoju kažkaip tais. Aš įvažiuočiau, tik nežinau, kaip čia reaguotų vietiniai. Kai nei tuščia čia, labai atrodytų naglas, litovcas kažkoks. Žodžiu, būtas senas, nutrintas, tokia skylė, pavargus. Nu, komentarai labai, jiems patiko lubos šitas visiems, kad byra. Man pochui. Lėsė nėra. Jo.